visko būna. Tai labas, Ieva. Labutis, kaip pirmą kartą. Man atrodo, kad reikėtų padaryti labai tokią trumpą įžangą į mūsų pokalbį, kadangi mes jau su Ieva filmavom, tai žiūrovai tikrai turėtų žinoti ir galbūt iš mano istorijų matė, bet tiesiog įvyko pirmą kartą toks feilas ir galvoju, kaip gerai, kad vis dėlto su Ieva tai įvyko, nes man labai patiko tavo požiūris. Ta prasme, aš bandžiau išsaugoti tą garsą ir tu man sakai, ai, tai koks skirtumas, padarysim iš naujo, let it go. Ir galvoju, nu vat, bus naujas klausimas mūsų pokalbį. Tai pirmiausia, norėčiau paklausti. Let it go. Norėčiau paklausti, Ieva, pavyzdžiui, tu pameni gyvenime savo tokių feilų, apie kuriuos, tarkim, galėtum pakalbėti. Galbūt gali būti darbiniai, galbūt tiesiog gyvenimiški tokie. Nu, žinai, čia prieš šitą klausimą, man atrodo, man reikėjo jį iš anksčiau pagalvot, nes dabar taip iš karto aš nesugalvoju. Bet aišku, kad buvo. Visiemgi jų būna. Tik, žinai, per beveik 30, jau turbūt galiu sakyti, 32 metus mano požiūris apskritai tai, kas vyksta, labai pasikeitė. Tai ar kažkas atsitinka, ko tu neplanuoji darbe, man iš tikrųjų va dabar kas toptelė, kai dabar pradėjau šnekėti apie keliones, kurių va, paskutiniais metais turėjau daug. Ir žinok, aš su tokiais ten, tokiam situacijom susidūriau, kur ir dingdavo lagaminai ir su darbu skrisdama į tašką A, man to lagamino beprotiškai reikia, nes nu ten viskas mano darbiniai tie reikalai. Taip. Buvo ne kartą atidėtos kelionės, lėktuvai tiksliau, su kuriais aš pavėluodavau iš savo kitus skrydžius. Ir žinai, mane tos kelionės iš tikrųjų išmokė, kad dabar atsitiko taip, ką mes galim iš to išmokti, nes visada galim kažko išmokti. Nu, žinai, kad, tiesiog paleidži, žinai, arba tiesiog, žinai, gal ir nelemta, kad būtum tu va čia, va, tuo metu su tuo, ten, nežinau, žmogum, toj vietoj. Tai aš manau, kad mūsų pokalbis, kuris pirmą kartą neįsirašė, irgi dėl kažkokių priežasčių neturėjo išeiti į eterį. Vau, bet žinok, tikrai... Žinai, tikrai gal aš kažką pasakiau, kad, nežinau, kažkas, net neatsimenu. Bet aš tikrai, žinok, buvau tavo, apstulbus nuo tavo reakcijos, netgi po to paskui savo Tomisku, tiesiog aš visą ant parkių sėdžiu, matau, Ieva daro story, tipo planetos nesusidėlioja, galvoju, tavo požiūris tai yra kažkas tikrai tokio. Ir, pavyzdžiui, tu kaip tik sakei, kad šiandien kažkoks feilas, ne su tavo ten... Ten sistema, žodžiu, aš nežinau, ten kas atsitiko, bet aš, žinai, šiandien žvelgi, tai, gerai, aš nieko šiaip negaliu pakeisti, supranti? Taip. Tai mes dažnai situacijose nieko negalim pakeisti. Mums neįsirašė podcastas, ką mes galim pakeisti, rašyti naują. Ir tiesiog žinai, iš tikrųjų. Arba neįrašyti naują irgi. Nes jeigu ten tu nebenori, arba aš nebenori. 2 pasirinkimai, rašyti naują arba neįrašyti. O ant tos visas, kas čia nutiko, žinai, raizgalinės painiavos, tai galim pykt, galim nepykt, irgi pasirinkimas. Galim pykt, galim ne. Tai žinai kažkaip. Aš supykau. Aš žinok, tingi pykt. Tai aš tiesiog galvoju, turbūt taip turi būti. Tai. Iš kitos pusės pagalvojau, gal gerai taip išėjo, nes buvo labai daug klausimų, kuriuos po to žiau, kad, nepaklausiau. Taip. Nes pavyzdžiui, mano viena sekėja norėjo paklausti tavęs apie tavo vaikystę. Ir šiaip klausimas buvo labai gražus. Vat, pavyzdžiui, kokį santykių modelį, tarkim, įsinešiai suaugusių pasaulį, matydama savo tėčio bei mamos santykių. Tai vat ką šeimos tu įsinešiai? Išsinešiau santuoką ir ryšį, kurį iki šiol mano tėvai iš tikrųjų turi. Ir jie iki šiol yra kartu. Tai man iš tikrųjų apskritai šeima yra tokia didžiausia vertybė. Šiuo metu aš su jais iš tikrųjų labai daug laiko ir praleidžiu, ir su tėvais, ir su sese. Prieš COVID mes buvom pradėję tokią tradiciją, kad visi 4, būtent mūsų ta tokia šeimukė, ir keliavom, žinai, ten į vieną, į kitą šalį. Tai man patiko ta mūsų tokia bendrystė ir faktas, kad mes jau su sese esam, žinai, suaugusios. Tai jau visai kitaip, nebėra ten tų visokių paauglių, žinai, nedarysiu to, nedarysiu ano. Tai aš tiesiog atsimenu, kad, nežinau, buvo 2 žmonių santykiai, juos mačiau ir iki šiol įsivaizduoju, kad
mano ateities šeima, žinai, turėtų kažkaip panašiai atrodyti. O, pavyzdžiui, yra tau tai buvo gyvenime, kad, tarkim, mama duoda patarimą, nepaklausai ir po kurio laiko supranti, kad, vis dėlto buvo tikrai teisi. Tai tikrai tai buvo. Žinai, gal dabar nenorėčiau vardinti, kas ten tiksliai, bet ne tai, kad nenorėčiau, gal labai jau neatsimenu, bet aš buvau, žinai, pašėlęs vaikas. Tai aš jau, kai saugau, mama sakė, man atrodo, kad aš nuo tavęs pražilau. Nes mano sesė buvo tokia gerietė moksliukė, žinai, mokosi labai gerai ir mokykloje, ir universitete. O aš tokia, kažkaip mokausi taip vidutiniškai ir lankau visus įmanomus būrelius. Visus ten keramika, piešimai, gaugau, karate, breakdance. Žodžiu, viską žinau, ką galiu. Tai mane tėvai skatindavo. Ieva, jeigu blogai mokysis, žinai, į šitą būrelį nebeisi. Tai būdavo taip, kad dėl to mokslo aš iš tikrųjų, jie ir laikydavosi savo šitą pažadą. Taip. Tai aš buvau toks, žinai, pašėlęs vaikas, ko nepasakyčiau, kad, žinai, kad ir dabar kažkaip labai kitaip gyvenu. Man patinka bandyti, žinai, kažką naujo, pamėginti, per save perlysti, patinka, nepatinka. Tai šitas toks bandymas, kai buvo vaikystėje, taip jis liko iki šiol. Tik aišku, gal, žinai, kaip aš sakau, kitais gabaritais, kad jau ten toliau nukeliaut. Taip. Žinai, įkopti į aukštesnį kalną. Ten nueiti daugiau, žinai, tai tokie, skirtingi, bet, buvau padūkus. Padūkus. Ir iki šiol tokia likai. Buvau. Okay. O, pavyzdžiui, kai tu buvai, 12 klasėje, tu plius minus žinojai, kur norėtum studijuoti ir kaip pasikeitė tavo tos profesijos? Sunku buvo suprasti, kur stoti? Žinok, nesunku, bet aišku, kad tai labai pasikeitė. Aha. 12 klasėje aš įsivaizdavau, kad aš būsiu fotografė. O, tai šiaip tai panašu, ką dabar darai. Tai ačiū Dievui, jau dabar šiek tiek jo į tą, bet kažkur gal 11 klasėje aš tai supratau. Ir 11-12 klasėje aš pradėjau lankyti ir kursus tokius, ten dailės akademijai, pas tokį trimaką. Žinai, savaitgalį, žodžiu, aš labai tuo domėjausi, nes aš tiksliai žinojau, kad aš noriu stoti ten ir tam tikrus egzaminus, žinai, rinkausi. Dėja gaila, kad taip, aišku, tada man švietė protas, bet tiksliai žinau, kad eisiu į fotografiją ir 17 metų aš pradėjau dirbti ten Palangoje vasarą, kad nusipirkčiau savo svajonių fotoaparatą. Tai buvo toksai, nes man tėvai negalėjo tokio brangaus, žinai, nupirkti. Tai aš tiksliai žinojau savo viziją, mano čia svajonė, būsiu fotografė, reikia fotoaparato, kursų, ten dar kai, ir taip tikslingai žinėjau. Ir kas iš to gavosi? Tai tu neįstojai? Ne, tai aš įstojau, bet aš, žinok, pasimokiau ten nepilnus metus dizaino kolegijai ir aš supratau, kad, žinok, aš nebūsiu fotografė. Kodėl? Visų pirma, tai aš supratau, kad manyje ir iki šiol yra tai 50-50. 50 aš esu tikrai tokia menininkė, kūrybininkė, tokia basom kojom, per žolę, surferė tokia. O pusė yra mano tokia, žinai, dalykinės, kur kurti, skaičiuoti, kažkokį kontrolę turėtų, ne kažkokią. Kontrolę. Ir iki šiol pas mane taip yra. Tai mano hobiai visokie, žinai, iki šiol yra ten piešimas, kažkoks su menu. O visa kita man vis tiek tokia sistema, žinai, kažkokia turi būti. Tai, žodžiu, aš pasimokiau ir, aš nebaigiau tų studijų ir po to perstojau į Riomerį, organizacijų vadybą, kur ir buvo, žinai, skaičiai ir visa kita. O ką aš norėjau pasakyti apie, kai, žinai, baiginėjai mokyklą, tai šiaip reikėtų, kur jau jautiesi, kad esi stiprus, tai tuos egzaminus ir laikyti. Nes aš buvau užsirašiusi matematiko, žinai, valstybinį. Ir žiūriu, kad man nereikia įstojimus toj kolegijų matematikos, tai aš net nenuėjau į tą, žinai, egzaminą. Kas buvo su stojimu į Riomerį, žiūriu, kad man reikia matematikos. Kas tada atsitiko? Ieva, ten 20, kiek ten man metų buvo, eina į valstybinį egzaminą laikyti po metų laiko, kad aš turėčiau ant popierio.
Tai tada galvoju, aš nieko neatsimenu, ką aš tai mokyklai mokiausi, žinai. Tai buvo, aš aišku ten išlaikiau kažkiek, man užteko, kad aš įstočiau tą Riomerį, bet čia buvo blogiausias. Va taip, žinok, per gyvenimą, kas čia daras tokie, žinai, čik. Tokie pokyčiai. O šiaip, pažiūrėjau, tau studijos labai daug ką davė, nes kartais mes būnam su draugais pakalbam, kad jeigu nori tam tikrą specialybę, tarkim, dirbti, gal tikrai ne visada reikia studijuoti. Aš tikrai nieko nenoriu sakyti, kad mokslai yra nuostabus dalykas, bet tikrai yra labai daug socialinių dalykų, kuriuos gali tiesiog, nežinau, praktiką atlikti, pasimokyti, agentūras nueiti, kaip tavo atveju, pavyzdžiui. Žinai, mano atveju aš tai, pavyzdžiui, iki šiol kartais atrandu, kad tam tikrose vietose aš tikrai kažko išmokau savo studijose. Tai ar tai būtų fotografijų, žinai, ar tam pačiam Riomerį, tikrai buvo dalykų, ką mes įsikalame galvą ir po to kažkuriuo metu tai panaudojam. Tai aš sakyčiau, bet koks mokslas, bet kokie kursai, bet kokie video medžiaga, podcastai, tam tikra tema yra naudingi. Taip, labai susiję. Tai visiškai nieko nesidominu, nežinau, turbūt būtų sudėtinga, žinai, kažkokią vieną kryptį nueiti. Ar aukštasis mokslas tikrai yra būtinas, nežinau, žinai, bet sakyčiau, jeigu žmogus nori, tai tegu eina. Blogiau nebus. O, tikrai. Žinai, blogiau tikrai nebus. Ne. Tai... Nesupraskit neteisingai. Tikrai noriu pasakyti, kad viskas yra labai tvarkoja, ten socialiniai ryšiai ir panašiai, bet kartais, pavyzdžiui, dabar ką tu dirbi, tai iš tikrųjų pati viską pasistatyti. Tai... Kas turėjo išmokyti influencinimą, pavyzdžiui, tokio? Nežinau, žinau. Net ir video, žinai, aš anksčiau darydavau YouTube video, tai juos reikėdavo sumontuoti. Kaip aš juos išmokau montuoti, tiesiog pasileisdavau YouTube ir žiūrėdavau, kaip ką ten, žinai, karpyt, kaip kokį transitioną uždėt, kaip dar ką, nes visur jau ir būdavo... Ir taip išmokyti tiesiog, ar ne? Taip, tai dabar jau būtų labai paprasta viską sumontuoti, sudėt, bet aš išmokau YouTube pagalbą, žinai, tai irgi, kaip, žinai, galima to nesimokyti, bet vis tiek papildomai tu tai darysi kažkur. Tai nežinau, bet aišku, yra daug specialybių, tokių kaip, nežinau, net ir su daug visokių fotografų dirbu, kurie, nebaigė jokių ten, žinai, tų kolegijų. Per kursus kokius? Taip, eini į kursus, eini pas tos pačius fotografus, asistentais dirbti. Žinai, mokaisi iš geriausių, kas irgi yra tam tikra, žinai, mokykla. Taip. Bet jeigu nori būti gydytojas, teisininkas, dar kokios nors, žinai, specialybės jau atstovas, tai tu be mokslo tiesiog negali į tą aplikuoti ar nedirbti tiesiog. Liežus. Taip, net negali aplikuoti. Taip, natūralu. Jo, klausyk, bet, pavyzdžiui, tarkim, tavo darbas yra ne tik influencinimas ar ne reklamos Instagrame, bet ir stilistės paslaugos. Pavyzdžiui, kaip tokio dalyko reikia išmokti? Pavyzdžiui, galiu mokėti, turėti stiliaus pojūtį, ar, tarkim, žmonės pasitikė tavimi? Kaip tu jauti tą pasitikėjimą? Žinai, aš manau, kad užsitarnavau pasitikėjimą, tai iš lūpų į lūpas visų pirma, nes tam tikrų metų aš dirbau visiškai nemokamai, tiesiog, kad pati suprasčiau, ar tai man šitas darbas patinka, ar aš galiu tai padaryti, ar aš galiu moterį aprengti ir kad ji būtų laiminga. Tai tikrai turėjau visai nemažai klienčių, būtent tokių principų, žinai, nemokamai, kurios pradėjo rekomenduoti kitoms ir taip susidarė toksai, taip ir klienčių, žinai, listas ir naujos, aišku, klientės, kurios, žinoma, seka mane socialinės tinkluose, tai jom turbūt vienaip ar kitaip mano tas stilius kuriamas, žinai, patinka. Imponuoja. Kitas dalykas, man atrodo, man turėjo visai geros tokios kaip ir darbinės patirties parduotuvės, nes aš kokius ten 3-4 metus dirbau, žinai, parduotuvėse rūbų, tai pačiai Zarui, tai man tiesiog patikdavo žmonės rengti. Nes yra tie konsultantai, kurie tiesiog paduoda rūbą, kitas dalykas, tu paduodi rūbą, matai, kad netinka, atneši kitą, pasiūlai alternatyvą. Taip. Ir iš tikrųjų tai daro tą patį ir stilistai. Dabar parduotuvėse
na jau gal labiau tokio luxury segmento, tai būtent jie pakonsultuos, atneš kitą derinį ten kažkokį ir visą kitą, bet ten kokiose fast fashion, tai tiesiog yra per daug žmonių, kad vieną žmogų aptarnautų ten, žinai, valandą 2. Tai tiesiog yra tam stilistai. Tai man atrodo, žinai, kaip ir mokslė, kad ir ką tu per gyvenimą pasimokysi, pažiūrėsi kokias laidas ar ten video kursus, taip ir darbo praktikoje, kuo tu daugiau turėsi darbo praktikos, tuo geriau. Ir man atrodo, kad man čia tikrai padarė tokią meškos paslaugą, kurios tuo metu aš tikrai nesupratau. Dar tada aš ten studijavau, žinai, dirbau tose parduotuvėse, kad, uždirbčiau, žinai, kažkokių savo pinigų ir... O patirties pasirodo, kokios tau davė. O niekada nebuvo tokio jausmo, kad nori labai stilizuoti moteris, padėti su rūbais, bet nesu baigusi kažkokių ten mokslų univere ar ten kolegijų ir dėl to prastai jaučiuosi. Nes dažniausiai būna žmonės baidosi kokio stilisto, nežinau, tos etiketės, nes aš taigi nieko nebaigęs. Kaip tau buvo? Tai tikrai pradžioj tai buvo. Ir tiek man, žinai, atrodė, tiek ir žmonėm būdavo, kad man rašydavo žinutės su klausimais, ne ten kiek kainuoja mano paslaugos, o ką tiksliai baigėt, kokius kursus ir ten maždaug kaip CV turi atsiųsti. Tai aš ir tada ir iki šiol turiu žmonėm atsakymą, kad jeigu reikia jums tiesiog popieriaus, tai jūs ieškokit tada stilisto pagal popierių, nes tikrai ateina ne vienas klientas nuo kitų stilistų, kurie yra baigę, žinai, tokias ir panašias studijas ir jiems tiesiog netenkina pati paslauga. Aš nekonsultuoju niekada online, pavyzdžiui, todėl kad tai, man atrodo, ne mano sfera. Yra, kurie konsultuoja. Man patinka dirbti su žmogum gyvai. Aš matau jo emocijas, aš matau, kai jam patinka, nepatinka, tinka, netinka, mes vietoje apsitarėm. Ir kokia mano turbūt tokia esminė, ir aš tikiuosi labai, kad taip stilistai šiaip Lietuvoje ir pasaulyje dirba, kad aprengti žmogų ne tai, kad gražiai madingai, bet kad jisai tose rūbose, kuriuos tu parenki, iš tikrųjų jaustųsi gerai. Kad jis išeitų, kad ji išeitų laiminga, graži. Dažnai iš tikrųjų dabar, ką matau, kokią problematiką, tai moteris, žinai, užsidirba, tai turiu omeny, kad sukasi darbo, žinai, rinkoje, pamiršta, kaip jos atrodo, ten susišukuoja, biški pasidažo ir viskas. Ir tada kreipiasi, kad, žinot, Ieva, aš pamiršau iš vis, kaip būti moteriam. Ir mes ieškom tiesiog suknelių, nes visa spinta, žinai, marškiniai ir kelnės, kas yra okei, dabar, žinai, toks stiliuk, žinai, aš irgi taip apsirengus, bet ar tai mūsų spintai dominuoja, turbūt irgi ne. Ir jos tiesiog nebežino, kokios suknelės joms tinka, kaip su tom suknelėm atrodyt, kokius batus derint, jos nori tiesiog būti moteriam. Jeigu šitas dalykas išsisprendžia, žinai, mūsų susitikimo metu, aš esu laiminga. Man atrodo, tada ir klientė yra laiminga. Ar tai tik popierius gali pakeisti? Nežinau. Jo. Net nežinau, o Jezu, čia trankau, ne tai, kad pakeisti, bet ar stilistai būtent dar į tai žvelgia, kad žmogus laimingas, aš nežinau. Jie gali atlikti tiesiog darbą, žinai, aprengti tendencijas, čia tas su tuo dera, tokia figūra, čia tą uždedam ir viskas. Ja. Man yra svarbu emocija. Žinok, sutinku. Man atrodo, kad vaibas yra labai svarbus dalykas, ypatingai, kai eini kokias grožio paslaugas darytis, ta pati, nežinau, manikiuristė. Taip. Kažkaip realiai, man kartais net mažiau yra svarbu, kaip ten padaro, bet vaibą labai noriu pajusti. Aš vadinu tai energija. Vaibas šitoks, žinai, šio laikiškas, o energija tokia, žinai, šamanizmas. Bet, jo, pas mus šeimoje tai būna. Mes mama jautėjai šitą tokią gerą energiją turi. Gera energija, ne dabar? Taip, gera energija. Žinok, kai aš stebiu tavo storius, kartais būna tokia su ežiukais energija tavo. Bet žinai, ką aš žinau, gal man tik taip atrodo, bet būna, žinok, iš žmonių jaučiasi, kad jie tokie, su tokiu ežiuku. O ką reiškia ežiukas? Tokia digliuota, tokia, žinai, gal...
jeigu taip gyvenime, kai būna žmonėm, kažkas netinka, žinai, ir tą dieną, pavyzdžiui, labai daug skundžiasi. Taip. Kitą dieną jau viskas gerai, šviečia saulė, žydi gėlės, viskas jam gerai, bet būna, mes visi turim tokių dienų ir man tai būna, kad tokia, kažkokia dygliuota energija, žinai. Dygliuota, tai per daug skundžios. Ne, jeigu taip sakai. Kartais būna taip tokia dygliuota, žinai, bet žinai, ką žinau, man tik taip atrodo. Tai aišku. Šiaip, kadangi jau kalbėjom apie stilistiką vis ar ne, galvoju vis tiek čia ta moteriška energija taip sklaido ore. Kiek tau, Ieva, yra svarbi, pavyzdžiui, moterų draugystė? Mes kažkada kalbėjom su draugais tokia tematika, kad man toks jausmas, kad vyrai kažkaip lengviau užmezga draugystę su ta pačia lytim, kad taip lengviau įsileidžia žmonės į savo ratą. Davai po alaus vieną. Būtent. O kaip, pavyzdžiui, tau, tarkim, kai esi jau suaugęs žmogus, ar lengva, tarkim, įsileisti naują žmogų į savo draugių ratą? Labai nelengva ir iš tikrųjų tai čia, žinai, net nežinau tiksliai dėl ko. Bet turbūt, kuo mes daromės brandesnės, tuo mes labiau užsidedam gal net kažkokius blokus, žinai, kurie mums leidžia įvertinti kitus žmonės. Anksčiau, ten ką mokykloje, universitete, tai tiesiog tu būni bendruomenė ir viskas, nelabai gilinėsi, žinai, kas ką dirba, kas kokį laisvalaikį propaguoja, tu tiesiog būni ir tiek. Dabar vis tiek yra turbūt, svarbu tau pakeliui su žmogum ar ne. Tai man asmeniškai, kas liečia moteris, tai yra tikrai sunku, dėl to aš labai džiaugiuosi, kad aš turiu šiaip vis tiek tokią, taip nuo paauglystės suformuotą savo draugių ratą, kurios mes tikrai esam tokios artimos, žinai, susitinkam. Yra ir tokių, palyginus naujų, žinai, kur ten nėra 20 metų senumo ta draugystė. Būna tokių, kad susiformuoja, bet tikrai galiu konstatuoti faktą, kad kuo tu daraisi vyresnė, tuo yra kažkaip sudėtingiau. Bet kaip tu manai, kodėl? Pavyzdžiui, tu atrodai labai atviras, labai nuoširdus žmogus. Tai kodėl taip turėtų būti sunku? Ar čia mes tą konkurenciją jaučiam tarp moterų? Kas yra? Pas mane tai tikrai nėra konkurencijos tarp nieko. Bet, žinok, aš nežinau. Bet, žinai, gal ne tik manyje kažkas yra, gal kaip tik manyje, gal ir nieko nėra. Bet yra kitose, kuriuose, pavyzdžiui, kad taip pakviestų mergina, ar kaip čia identifikuoti, žinai, kol dar nėra tos draugystės, ten, žinai, einam kavo, šiaip papliurpiam apie kažką kažkur, žinok, 100 metų nebuvo. Rimtai? Tikrai. Kad taip kažkur tai eina. Paplepėti tiesiog, ar ne? Realiai rašo tik mano draugės, su kuriamis aš tikrai turiu kažkokį santykį. Ir vienintelis atvejis, kuris tikrai įsirašė į istoriją, pas tave buvo Viktorija, žinai, laidoje. Tai mes su ja, pavyzdžiui, kaip susipažinom, buvo, man atrodo, karantinas, tas antras ar koks. Ir aš ten dalinuosi, kaip piešiu, ten viską darau, tokia, žinai, visai depresijos nulis. Ir ji man, atsimenu, parašė ir sako, ką tu darai, kad, tau taip viskas gerai. Žinai, kad ir nuotaika gera, sako, ką tu darai. Nes į tokį irgi meniško sielo, žinai, tai mes kažkaip pradėjom susirašinėjom. Net nepamenu, kada po to susitikom ir taip iki šiol, žinok, bendraujam, ir Tenerifei buvom susitikusios, dabar gal į Italiją išvažiuosim. Žodžiu, kažkokia draugystė gimė. Bet čia tokia, žinok, iš vis, Instagrame. Taip parašė man, mes pradėjom šnekėti ir, gimė draugystė. Bet šiaip, kad tikrai mane, žinai, kad taip kviestų, taip kavos. O jeigu, pavyzdžiui, pakviestų, tarkim, viena iš sekėjų kokia, ar pasirodytų visai faina? Nueitum? Aišku, dabar čia aš sumeluosiu pasakydama, kad niekas man nerašė ir nekvietė, bet žinai, sekėjai yra sekėjo, kur tokie irgi socialiniai tinklai, bet tai tokioj kažkokioj, kai tu būni, nežinau, draugų kompanijai, šiaip kažkokiose kompanijos ir nauji žmonės, naujos merginos, moteris, tai iš šito tokio gyvo bendravimo niekada nebuvo. Kas liečia sekėjas, tai aišku, kad buvo. Nesu nuėjus. Nežinau. Bet, turi teisėgi pasirinkti arba nori, arba ne. Taigi, jo, tai nesu tikra, nes aš tokia, žinai, visus tuos internetinius dalykus tokia labai atsargiai. Taip.
Tai va, tai aš taip labai atsargiai vertinu, nesu tikra, ar tikrai su manim nori išgerti tos kavos, nes kažkokia čia draugystė gali užmėgsti ar paklausti, kaip ten mano, žinai, buvę santykiai susiklostė, baigėsi ir panašiai. Nu, aš tokiais dalykais tiesiog nekalbu, žinai, su žmonėmis. Tai, nu tai va, tai aš taip labai atsargiai žiūriu ir... Bet aš pastebėjau, pavyzdžiui, kai tu darai Q&A savo Instagram'e, tai būna labai daug klausimų apie tavo santykius. Tai aišku, tu ne viską paviešini, bet, pavyzdžiui, matau, kad būna paviešini, tarkim, vieną žinučių ir parašai, kad labai taip lakoniškai, trumpai atsakydama į klausimus, nes, ko gero, 99% yra, ne? Klausimų apie su kuo buvai, su kuo esi, žinok, su kuo būsi. Ne 99, bet, sakyčiau, 50% tikrai yra ten. Nuo išsiskirimų, kaip ten išgyventi, kaip čia baigėsi, su kuo tu čia dabar susitikinėjai ar nesusitikinėjai. Nu, kas liečia tą santykių žodį, tai iš tikrųjų labai populiarus klausimas. Aš taip ir nesuprantu, ar tikrai žmonėm taip įdomu. Pasirodo, kad labai. Ar kame čia, žinai? Nu, įdomu, aš sutinku, kad įdomu, bet kad taip įdomu, žinai. Nu... Jo. Šiaip, sakyčiau, čia netgi drąsos reikia turėti, kad tai parašytum žmogui tiesiogiai, su kuo tu ten bendrauji ir panašiai. Ir mes praeitą kartą kalbėjom apie berods interviu, jeigu neklystų, kad labai dažnai būna klausimai apie santykius ir panašiai. Ir kažkaip tu prasitarė, kad iš tikrųjų galbūt faina būtų pakalbėti apie, nežinau, buvusius santykius ar, tarkim, esamus, bet dažnu atveju tu kaip... Po 5 metų. Žinai, kaip praėjus visas audras. Bet dažnu atveju, pavyzdžiui, tu kaip viešas žmogus susilauki ir tam tikros kritikos. Nu, pavyzdžiui, tarkim, išeina interviu kartu su tavimi ir jeigu tu labai atvirai pasisakai apie santykius, tai ko gero, kad tau žmonės tikrai parašai privatą Instagram'e. Žinoma, ir, žinai, gali būti, kad po to aš sudirginu ir tos žmonės, apie kuriuos aš vienaip ar kitaip kažkaip užsimenu, žinai, tai nėra tai tik mano istorija, tai yra 2 žmonių istorija ir, žinai, reikia gerbti tos žmonės, tai aš tikiuosi, kad... Taip, iš mano jokio interviu negalima buvo suprasti, kad, žinai, mano kažkokie buvo santykiai, kažkokie buvo, nu tiesiog aš gerbiu žmonės iki pat galo, iki gyvenimo galo gerbsiu, bet žinoma, kad tai yra, žinai, įdomu, daugelis visokiausių laidų nori sužinoti ir tuo labiau, kai karšta naujiena. Taip. Tai čia yra topas. Po 5 metų... Kaip aš sakau, žinai, pakalbėsiu apie tai, greičiausiai net niekas nekalbins apie tai. Bus ten visai kokia nors kita tema. Ką irgi aš priimu ir suprantu, bet tai yra visiškai toks, žinai, privatus dalykas, apie ką aš tikrai nenoriu kalbėti. Ir, nu, kažkaip čia yra toks mano. Kiek kalbėjau, Tiek jau kalbėjai. Tiek jau kalbėjau. Bet, klausyk, bet tu šiaip turi vis laik pasirinkimą arba kalbėti, arba ne, ar ne? Nuo to taip, bet... Pastebiu, kad vis tiek žmonės anksčiau ir vėliau kažkaip nueina ir duoda tą interviu ir galvoju, kodėl taip yra. Gal dėl to, kad, nu, pavyzdžiui, jeigu kita pusė kažką duoda, pasako, nu, yra toks vidinis noras, kad, nu, klausyk, aš turiu irgi savo nuomonę tam tikrų klausimų. Manau, kad tikrai dalinai tai, ką tu pasakei, yra tiesa. Jeigu, žinai, tas antrasis žmogus irgi dar yra koks nors viešas, tai vienaip ar kitaip tikrai būna, kad irgi ten, žinai, pasidalina, norisi turbūt ten savo tą tiesą kažkokį įrodyti ar šiaip kažko pasidalinti, tai žinoma, kad taip yra. Būtų gerai, jeigu nebūtų. Žinai, tiesiog, būtų taip. Ramu, nu tiesiog kaip kiekvienam normaliam pasaulyje žmonės mezga, žinai, naujas draugystės, ten naujas santuokas ir visa kita. Nu ir jie tiesiog gyvena. Jie išsiskiria, niekas nesužino, kaimynas ten sužino, močiutė sužino ir viskas. Ir jie toliau vėl gyvena, nu nepasisekė, sukuria naujus, nu nepasisekė vėl dar naujus sukuria, nu ir tiesiog taip gyvena. O čia tas viešumas, jo, tai paliečia ir, žinai, nežinau. Nepatogu. Nefain. Žinai, ką aš pastebiu, kad, pavyzdžiui, dažnai būna, kad poros, tarkim, po skyrybų būna susitarė, kad neduosim interviu. Ir praeina kažkiek laiko ir matyti, žurnalistai vis tiek padaro savo darbą, kad vienas prabyla, tada pasako daug dalykų ir tada kitas nori, nenori kažkokį atsakomį žodį turi duoti. Tai iš tikrųjų, tai yra kaina, nu, sunki. Nelengva, bet, žinai, niekas ir nesakė, kad bus lengva iš tikrųjų. Nu vis tiek kažkoks, žinai, kaip aš irgi į visą šitą žiūriu,
kaip ir su mūsų nepavykusiu nufilmavimu, žinai, vis tiek negali būti viskas rožiam klota. Yra kažkokie šalutiniai efektai, žinai. Vis tiek kažkas turi būti. Tai tas viešumas turi savo kainą, didelę turi, bet, žinai, įvertini, jeigu jau labai labai blogai tikrai viskas, taigi būna, žmonės ir pasitraukia iš to, iš vis išeina, išvažiuoja, išskrenda, pakeičia gyvenamąją vietą, šalį ir visą kitą. Tai aš tokio poreikio nejaučiu, bet, kad yra tam tikrų niuansų, tai, žinai, yra. Bet nėra taip, kad, pavyzdžiui, su laiku tiesiog pripranti? Žinoma, kad, žinai, jeigu taip iš metų į metus, tai pripranti prie to. Kaip ten, kažkas parašė tau ten, kad ir neigiama kažkokia, ne, komentarą, žinutę. Tu jau komentarų ir žinučių tu gavai 1000. Tai jau tiesiog, priemi tai, kad parašė ten, tu nepatinki, nepatinki. Tai reikia tiesiog, taip susigyventi. Netrukus grįžime į pokalbį kartu su Ieva Svan, tačiau dabar norėčiau šiek tiek stabtelėti ir pristatyti šio podcast'o rėmėją. Kredito unijos tai yra išskirtinai lietuviški bankeliai, kuriuose rasite visų svarbiausių finansinių paslaugų paketą vienoje vietoje. Nuo mokėjimo kortelės iki taupimo sprendimų ypač patraukliomis palūkanomis, taip pat finansavimo asmeniniams arba šeimos poreikiams. Kredito unijų stiprybė slypi artimume ir individualiame dėmesyje kiekvieno kliento situacijai. LKU kredito unijų grupė – didžiausia kredito unijų grupė Lietuvoje, kuri vienyje 45 kredito unijas ir daugiau nei 100 klientų aptarnavimo vietų tinklą. Tad lengvai rasite LKU kredito uniją savo mieste. Nuo daugiau informacijos ieškokite internete adresu www.lku.lt. Žinai, aš iš tikrųjų pastebiu kitą labai sudėtingą dalyką, būnant, tarkim, viešų žmogumi kaip tu, kad jeigu tu, tarkim, nueini pasimatymą, tu niekada negali žinoti, ar, tarkim, vyras atėjo dėl to, kad tu esi Ieva, kuri ir tikrai labai maloni ir fainas žmogus, ar dėl to, kad yra Ieva influencerė. Ir kas pas mane yra buvę laidoj, ką tik tai kalbinau iš moterų, visos lygiai tą patį sako, tu susitinki, netgi tas žmogus tau pradeda pasakoti, ką matė pas tavį Instagram'e, ką tu veikėjai, su kuo tu buvai. Tai iš tikrųjų, aš nežinau, ir man ros Monika Linkytė juokavo, kad, sako, man reikia Tinderio užsienį. Taip, kad nežinotų, kas jį. Tai jį labai teisingai iš tikrųjų ir pasidalino. Ir žinoma, kad tu susitikdama, irgi čia toks, žinai, šalutinis efektas. Tai dėl ko tiksliai su tavim susitinka, visai būna nuo žinomumo iki tavo kūno formų, nes tu labai gražiai atrodai, ar tu skaitai knygas, niekam neįdomu. Žinai, šiaip iš tikrųjų kartais net ir matosi, kokie tau užduodami klausimai būna ir į kur tas santykis ir susitikimas linksta. Jeigu tik tai komplimentai. Nes jeigu ten nori komplimentai, bet net ir, žinai, tiesiog, nežinau, socialiniai tinklai, čia darbas, dar kažkas, tikrai jokio personalizuoto gyvenimo. Žinai, aš tavęs klausčiau ten, nežinau, kur nukeliavus buvai, kokias knygas skaitai, gal ten kokius žurnalus, kažką tokio labai tavo personal, tą informaciją. Tada aš suprasčiau, kad, tai galbūt parodyčiau, kad, apie tave šitas susitikimas, kad man įdomu apie tave sužinot, lygiai to paties tu klaustum ir kitą žmogų. O ką čia beklausti, jeigu visą... O čia toksai... taip, kaip ir atversta knyga, bet žinai, ta atversta knyga vis tiek gal kažko turi. Nėra, kad jau ten visiškai atversta. Ne, tai nėra kalbos, jo labiau, kad ką matom Instagram'e, ne viskas yra taip jau iki galo, kad tiesa, pavyzdžiui, įsimetė į nuotrauką iš kelionės, bet tai įspūdžiai iš kelionės. Tai taip, ten tu tik, žinai, kažkur lokacija, kad tu tam tikroje vietoje buvai. Oi, tai žinok, čia su tais dalykais. Tai... Bet atrodo, kad būtų labai sudėtingas klausimas. Nors iš kitos pusės atrodo, kad tau kokio, nežinau, Tinderio nereikia. Tiesiog yra Instagramą su 100 tūkstančių. Negaliu gal taip sakyti, beveik niekam netrašau, bet aš nepasitikiu žmonėmis. Tiesiog nepasitikiu. Taip kaip merginom, žinai, kurias ten galbūt kažkada yra kvietę kavos ar dar ką. Tai čia irgi aš taip, žinok, labai žiūriu taip skeptiškai, gal taip ir nereikėtų žiūrėti, bet tu supranti, yra tiek daug visokių atvejų nutikę, kad susikuria ten anketas, kurios nėra to žmogaus anketa. Žinai, tu ten kažką kalbi, susirašinėjo, pasirodo, tas žmogus neegzistuoja. Tai
nu, visokių tokių durnų situacijų, kur tu tiesiog supranti, nežinai, jeigu tau rašo, ten, nežinau, 3 nuotraukos, nu, tarkim, imam Instagramą, ne? Tu nežinai, ar šitas žmogus egzistuoja. Bet taip yra, tu supranti, man taip yra buvę ten vieną, nu, nežinau, daug visokių atvejų, tai aš kai man parašo, ką aš darau. Aišku, dabar tai jau galvoju, nieks nerašyti. Tiesiog gyvai užkalbinti ir viską, žinai. Nu, tada gali identifikuoti, kad žmogus tikras. Supranti, aš tada pasižiūriu, ten draugui kažkada pasakau, sako, ar čia, žinai, pasimatymus. Sakau, nu, žiauriai sudėtinga. Sakau, žiūrėk, yra Instagrame, ten toks ir toks, Facebook'e nėra, LinkedIn'e nėra. Ir kaip tu dabar suprasi, kad tikrai tas žmogus egzistuoja. Nu, ir pasimatyt. Nu, neturiu aš taip laiko į dabar. Su bet kuo ten kažkas parašė labas, gal kavos. Nu, tai žinai. Nu, galima bandyti iš tikrųjų, žinai, būtų daugiau laiko, bet ir tai, nu, kažkaip, tai aš taip žiūriu skeptiškai, bet iš tos pusės, kad man atrodo viskas yra okei, kai yra mažiau žinomi asmenys, tada jiems, nu, ten neparašo netikros anketos. Net čia visai neseniai, pavyzdžiui, rašo man e-mailą. Tokia didelį istoriją, ten vienas vaikinas iš Paryžiaus, čia kažkoks, aišku, aš nieko netrašau. Vėl ten Ieva, žinok, aš tave pamačiau magazines, nu, ten, žinai, angliškai. Okay. Čia aš apsistojęs Pacuose, ten visa kita. Rašo, nu, kažką atrašiau. Bet keista tokia istorija, bet labai tikinama. Okay. Žinai, ką parašė, tikrai labai tikinama. Okay. Vėl ten kažką parašė, vėl atrašiau, parašiau ten tu ar Lietuvoje, kiek tau metų, LinkedIn'e nėra, Facebook'e nėra, yra tik, žinai, vardas, pavardė, e-mail'e. Rašau aš draugui, nes aš, žinai, visur pažinčių turiu. Sakau, žiūrėk, aš neklausiu, kada ir kur ten apsistoja žmogus, ar šitų vardų pavardė iš vis egzistavo kažkada, kad jis Pacuose apsistoja, žinai. Ta žmogus, kuris tipo rašo mane e-mailų, sako, Ieva, tu net ne pirma man užduodi tokį klausimą ir sako, toks žmogus neegzistuoja. Ir jis jau rašė žinomam ten merginom ir, nu, kažkam, žinai, kažkas kreipėsi į jį, kad, nu, tiesiog, išgalvota tapatybė, išgalvotas visa istorija, nu, ir tu supranti, kai taip viena ten istorija, kita, kaip kuo nors tikėt. Net gyvai susitikus su žmogum, net ir buvo ir tokių, kad, žinai, žmogus piešia apie save vieną portretą, yra kitaip. Ir aš galvoju, kodėl žmonės negali būti atviri. Nu, žinai, mėgsta tūsintis. Nu ir mėgsta tūsintis, taip, žinai. Ieško trumpalaikių santykių su Vilniui, bet tu pasakyk, kaip yra iš tikrųjų. Ir ilgalaikių, žinai, bet tiesiog tavo gyvenimo moto yra toks. Mano gyvenimo moto yra toks. To yra toks. Nu ir tiesiog, kodėl negali būti visi tokie atviri. Tai tiesiog, sakau, taip daug melo, daug tokio netikrumo ir net nebesupranti. Ir kuo tada pasitikėti? Kas yra kas? Plemba, žinok, bet su tuo e-mailu tai iš vis tada jau mane taip nukilina ir aš galvoju viskas. Dabar aš tikrai nebetrašinėsiu. O tu kažką jam parašyt, kad, pažiūrėjau, žinau, kad tu esi skeneris? Ne, bet norėjau, žinai, parašyti, bet po to galvoju. Jis ten, žinai, rašė dar kelis ten e-mailus, ten gavau iš kažkieno tavo numerį, ar galiu čia parašyti per WhatsApp'ą. Dieve, aš tiesiog nieko ten netrašiau ir galvoju, eik tu peklan. Jo, aš ištryniau tas visus e-mailus. Nu tai va, wow, tu įsivaizduoji. Sunku patikėti, kad tokių dalykų gali, bet ir sakė, net ne vienai man, nu, kad susigalvojo savo tapatybę, apsistojau patsai. Nu tai ką aš galiu rekomenduoti žmonėm, jeigu žiūrit šitą laidą ir maždaug tą patį darot. Yra visur pažinčių. Va, tai viską galima išaiškinti. Jo, tai dėl to būna, žinai, kad, na, aišku, čia dabar skamba, kad čia tie bernai visokie, bet nu, tikrai buvo, kad atvejais ten vienas toks vaikinas rašo, žinai, aš ten jam neatrašiau, draugės paklausiau, sakau, ką manai, žinai, apie jį, sako, Ieva, nu, ne tavo. Nu, ta prasme, viskuo ne tavo. O, Jezu, vėl trankau. Viskuo, nuo gyvenimo būdų iki ten filosofijos. Nu, tai galvoju, nu, tai net ir nebandysiu dylint, nu, tik jeigu ne mano, žinai, kur,
daug dalykų esu suformavus, kaip aš įsivaizduoju gyvenimą, tai tikrai nebandysiu suformuoti kažkam kitam savo filosofijos. Bet klausyk, nėra, pažiūrėjau, atveju, kai prie tavęs gyvai prieina vaikinas gatvėj arba kaviniai. Nes tokiu atveju tai tikrai gali. Labai retai. Žinok, aš nežinau. Tai vat, pavyzdžiui, kai tu esi kažkur užsienį, tai tikrai kitaip. Tai aš nežinau, ar dėl to, žinai, kažkokio žinomumo, bet netikiu, kad mane visi atpažįsta ir žino, tikrai nėra taip, bet, retai, žinok. Žinok, nustebinai, nes arba tie prieina, kurie mane stebi. Tai būna, kad Instagrame, prieina, taip, ten prieina vyrukai, jie va šitą visieku labai ten šaunuolė, žinai. Tai tokie būna, bet kad taip visiškai nepažįsta manęs, nežino ir kad tai va, tai ne. Pliam, žinau, galiu pasakyti, kad tas Instagramas ir laimė iš vienos pusės, bet ir prakeiksmas ir iš kitos. Žmonės iš vis pamiršo turbūt, kaip reikia užmegzti santykį, žinai, gyvai. Taip. Bijo tą padaryti, galiausiai, žinai, ten pamato gyvai ir rašo per tos socialinius tinklus, kas iš to seka. Tu gali negauti žinutės atgal. Tai supranti, o gyvai gali būti, kad tu gausi kažkokį, žinai, grįžtam į kontaktą. Taip. Pavyzdžiui, tarkim, jeigu pamatytum realybėj arba kur nors Instagrame vyrą, kuris tau, tarkim, paliktų įspūdį, parašytum pati pirmą? Ne. Kodėl? Nežinau. Kažkaip, žinok, ne mano tema čia. Bet aš galvoju, kodėl mes panos tokios esam? Jeigu tikrai tau kažkas patinka. Nes man atrodo, kad vyras turi, žinok, užkariauti moterį. Ta prasme, užkariauti arba kitaip parodyti jai dėmesį iki tokio lygio, kad jis suprastų, kad tikrai jam ji patinka. Nes čia toksai, žinai, aš gal neteisingai galvoju, bet tai yra mano požiūris. Taip. Čia tas pats, kaip, žinai, vyras tavęs nenori galbūt vest, bet tu jam peršiesi. Ir jis sutinka. Bet ne iki galo žinojo, ar ten nori tave vest, bet tu jau peršiesi. Tai čia toksai, aišku, galima kažkaip parodyti galbūt, kad visai tu man nieko, bet nemoku aš taip. Bet man vis tiek, žinok, vyras. Man čia yra toks vyriškumas. Nes jeigu jis net nemoka prieiti ir parodyti dėmesį ir kažkaip užkalbinti ir tokių, tai o kas toliau? Žinok, nežinau, aš taip galvoju, kad dabartinės, tarkim, feministės radikalios sakytų, kad lygios teisės, mes moteris lygiai tą patį galim daryti, aš irgi taip manau, bet kita vertus, pavyzdžiui, man iki šiol labai smagu, kai vyras atidaro duris, tarkim, kur nors kavinę, būkim biedni, bet teisingi, bet gal ne apie tai yra feminizmas, tada tiesiog reikėtų pasikviesti Beatą Tiškevič. Gali būt, bet žinai, aišku, kad galima ir pačiai pirmai kažkaip ten parodyti tą dėmesį, bet aš kitokia. Net neįsivaizduoju. Aišku, jeigu ten jau po 5 metų man nepaeis, gal tada aš jau pradėsiu ir taip, žinai, bet man atrodo, kad kažkaip, ne taip. Man vyras, vyriškas, turi užkariauti moterį, žinai. Ja. Tai faktas, kad ne į karą jam ten reikia eiti, arba ten, žinai, specialiai, čia aš dabar 2 dienas netrašysiu, nes jisai rašo, ne, tai irgi čia ne apie tai, bet tiesiog kažkokį dėmesį parodyt, kad jis suprastų, kad tikrai tu jai patinki. Jo. Gerai, pratęskim tą temą ir mes tikrai pakalbėsim apie tavo nekilnojamąjį turtą, tai yra 2 butus, bet man labai patiko mintis, kurią praeitą kartą pasakei. Sakai, jūs ten nepaisant to, kad aš viską pasidariau pati, aš vis tiek noriu, kad mane kažkas paglobotų, kad man duotų dėmesį. Ir man kažkaip, žinok, tas labai strigo. Ir galvoju, taigi atrodo, kad kodėl? Ne, iš tikrųjų atrodo, tu gali viską pasidaryti pati. Ir tu darai puikiai. Kaip čia taip? Žinai, aš iš tikrųjų, man atrodo, net ne pas psichologę narpliojame šitą dalyką, kad aš jai sakiau, žinot, aš pavargau jau tokia kaip Amazonė būt, kur basom kojom per džiunglės su kardu. Tipo eini, daug visokių ten lapų, viską ir tu tiesiog kerti ir eini. Aišku, kad daugelis moterų šitaip gali eit, kovot ir viską pasidaryti pačias, bet man atrodo, aš nežinau, gal irgi aš iš tėvų tą, žinai, pasiėmiau, bet man kažkaip,
gražu, tvirta yra, kai tu turi santykį su antra puse, kurią gali pasitikėti, būti, kuri gali tave, žinai, kartais palaikyti, nes ir man galbūt čia atrodo, žinai, kad čia, čia pavariai per tiek metų visko, buvo žiauriai sudėtinga, aš ten ir verkdavau, žinai. Ir galvodavau, kodėl man čia taip dabar vienai reikia eiti kovoti su ten tokiais ir tokiais dalykais, žinai, ten šiaip visko gyvenimėlį šitam mažam buvo pas mane. Ir tada, aišku, stojas ir darai, nes yra 2 pasirinkimai. Pasiduoti arba ne. Tai tiesiog įsivertini, ko nori, pasiduoti arba ne, arba ten, žinai, pasiduoti ir kad visi aplinkui čia sakytų, kokia tu vargšė, draugės ten, žinai, einam susitikti, einam kokio vyno, tai aš nenoriu, kad tai būtų, bet man vis tiek būtų, atrodo, fainai, smagu turėti, žinai, kažkokią antrą pusę, į kurią, taip, žinai, biški kartais gali atsiremti. Gali būti, kad su tuo, žinai, ateina irgi toks saugumas. Ir tada tas atsirėmimas ir visi šiti dalykai tokie smagus tave, kaip čia nusadina, tu nebeturi būti Amazonė. Tai tu gali ir gal tiek daug ir neiti ir nesiekti, nebūti ten kažkokia karjeristė. Tai iš to seka, žinai, tokie mano keli pamastymai, kad smagu būti su antra pusė, ją pasitikėti, bet dažnai mes dėl antros pusės galime, žinai, taip biški nusileisti ant žemės ir nebebūti tos Amazonės ir tada mažiau pasiekti, nes mums tiesiog patogu, žinai, mums ten vyras sako, draugas, žinai, tu nedirb tiek daug, dar kartu automatiškai nedirbsi ir gal nepasieksi tiek daug. Nežinau, kuris variantas yra, žinai, teisingas. Tai mano atveju tiesiog turbūt buvo, kad, man nebuvo pasirinkimo ir aš varau kaip Amazonė, bet tas vargina, žinai, tai taip norėtųsi biški nusileisti ant žemės, bet, žinai, būna, kad taip laisviau, matau kitą savaitę laisvesnė, tai prisirašysiu daug klienčių. Man tiesiog patinka dirbti, bet aš galvoju, kodėl, bet vėl savaitgalis numirus guli, tiesiog negali, žinai, pajudėti. Tai aš tarp to balansuoju, bet, žinai, būtų... Antra pusė, pavyzdžiui, tai būtų turbūt antra pusė, tai aš tiesiog, nedaryčiau jau taip, kad ten visiškai nepajudėčiau, žinai, ir savaitgalį norėčiau tik ant sofos gulėti. Tai vėl, tada toksai laviravimas. Balanso paieškos. Bet aš, žinok, tau praeitą kartą sakiau, kad, pavyzdžiui, man vis tiek atrodo, kad tavo variantas viskas išėjo labai puikiai, nes manau, kad kai moteris yra finansiškai nepriklausoma, ypatingai, kai turi savo, tarkim, būstą, nieks yra nebesvarbu. Nepaisant to, kad, tarkim, tu gali patį turtingiausią vyrą pasaulyje turėti, nuostabius santykius, bet, ta prasme, net jeigu tu susipyksi, jeigu tu įsiskirsi, tu visada turėsi savo saugų tą uostą, kurį galėsi sugrįžti. Bet kai tu esi santykios, viskas tvarkoj, tu negalvoji apie tai, kaip čia dabar man nusipirkti, tarkim, būstą. O reikėtų. Gal ne tai, kad būstą, bet kad kiekvieną mėnesį atsidėti ir taupyti ir you never know, tai tikrai reikėtų. Nes meilė yra toks dalykas, kad tiek moterim, tiek vyram ji baigėsi. Ir reikia žinoti tai, kad, taip susitaikyti su tuo, kad viskas laikina. Duok Dieve iki gyvenimo galo. Bet nei moteris pati už save negali atsakyti, kad jei po 10 metų susišvies kažkaip kitaip, nei šiaip vyras. Tai reikėtų tiesiog gerbti santykį, būti kiek jame galima būti ir tiesiog tikėtis geriausio, bet lygiagrečiai tikrai galvoti apie tai, o jeigu būtų kažkaip kitaip. O, pavyzdžiui, kai tu buvai santykiai, ar ne? Pirmoje santuokoje tau taip buvo tokios mintis, kad tai truks amžinai, nes, pavyzdžiui, aš atvirai pasakysiu, aš kai matau kitų moterių interviu po skyrybų, visada pagalvoju, kad tiesiog tu turi atsidėti tų pinigėlių. Tiesiog tu privalai. Mano atveju, tai aš tikrai galvojau, kad amžinai, nes man apskritai ta santuoka, tokiesi vieną kartą, kažkaip, vėl mano šeima tokia. Bet aš visada buvau tokia, žinai, nepriklausoma, visada taupiau, visada dirbau, nes mano mama taip mane mokė. Visada sakydavo, kad mes su sesė turim būti nepriklausomas, nesvarbu, kokius vyrus mes išsirinksim kažkada. Žinai, kai ten mums 16 ar kiek ten buvo.
Tai buvo šitas mum įkalta į galvą, dėl to mes visada šiaip stengiame, žinai, kad kažkaip galvoti apie save, materialiai bandyti apsirūpinti, turėti, kad nesvarbu, koks vyras šalia bus. Duok Dieve, ten turtingo, viską čia perka, nieko nereikia. Bet ir tokie išeina, žinai, o kas tada, kai išeina? Arba palieka, arba išduoda, ar tu toleruosi išdavystės? Aš asmeniškai netoleruočiau niekada. Tai vėl tada grįžtam prie to, kad tu turi būti už save, žinai, tikrai finansiškai atsakinga ir rūpintis tuo, kad tu niekada nežinai, aišku, negyventi su tuo, žinai, atsikeli ryte ir apie tai tiesiog galvoti. Tiesiog dirbti savo darbus, taupyti kažkur, ten, žinai, skrydį kažkur. Jo, bet atsidėti tiesiog pinigėlį. Taip. Bet, pavyzdžiui, jeigu net tie porą labai sunkių metų, tu taip nepasitikėtum, ko gero, savim šiandien. Faktas. Ane? Čia buvo toksai vis tiek lūžis, kur, reikia kažką daryti. Tipo, reikia kažką daryti. Ir taip kažkaip gavosi. Bet aišku, kad kiekvieni gyvenime, žinai, momentai mums, aš įsivaizduoju, kad yra geri tokie spyriai į šikną. Tikrai. Jeigu pajauti. Ir tu tiesiog turi kažką padaryti. Tai vėlgi grįžtam prie to, kaip seniau aš sakiau, kad arba pasiduoti, arba nepasiduoti. Tai du pasirinkimai. Čia tik tu išsirenki ir jeigu nepasiduodi, tai man atrodo, kad daug dalykų, ko tu net pati nežinai, gali padaryti. Pasirodo, kad gali? Taip. Dažnai būna, kad žmonės eina pas psichologą, norėdami kažkaip pasitikėti daugiau savim. Bet galvoja, kad, nežinau, geriausia pasitikėjimą galbūt suteikia tie sudėtingi metai laikotarpiai, kai tu savo jėgom gali padaryti labai daug ką. Tu sugebėjai 2 butus nusipirkti savo jėgom. Matai, kai aš pirkausi savo pirmąjį butą, aš turėjau tokią viziją, nes aš pirkausi paskolą, kad gerai, aš tokį turiu planą, čia kaip žinai, jaunystėj. Turiu planą, būsiu fotografė. Ko man reikia? Fotoaparato. Kaip aš jį galiu nusipirkti? Pradėti dirbti Palangoj padavėją visą vasarą. Žinai, planas. Čik, toksai. Ir tas man iš tikro padeda gyvenime, kad aš taip vizualizuoju, ko man reikia, ir taip tikslingai varau. Tai buvo taip, kad, žinai, aš ten nusipirkau tą pirmą butą su paskola ir aš tiksliai žinau, kad kažkada, aišku, ne taip greitai, bet nusipirksiu antrą būstą, kuris man tiesiog padengs, žinai, paskolą. Ir tai buvo tiesiog tokia, idėja, kurią pavyko įgyvendinti dėl to, kad biški daugiau dirbau. Ir va. Bet istorija tavo su banku tai irgi neeilinė? Kad niekas nedavė paskolą. Kiek tu ilgai taip varai per tos bankus? Gal taip, žinai, laiko atžvilgių nebuvo, ten jau labai ilgas procesas, nežinau, gal pusmetis koksai, gal mažiau, 5 mėnesiai. Bet esmė tame, kad man reikėjo tiesiog labai įrodyti, kad nes aš dirbu savo nuo 17 metų, tai man labai reikėjo įrodyti, kad mano ta individuali veikla vykdo tą pačią veiklą, kaip ir mano atidaryta įmonė, kuriai dabar jau 2,5 metų. Taip. Tuo metu, kai aš ėmiau paskolą, manęs kaip mokaus tokio, kaip čia paskolos mokėtojo nematė. Nepaisant to, kad pinigų sąskaitoje matė. Taip, bet tie pinigai sąskaitai, žinai, tu kiekvieną mėnesį moki, nes kitu atveju gali paimti ir nusipirkti, nežinau, butą ar ką, jeigu ten turi pinigų. Tai tiek tada neturėjau, bet mano įmonė buvo labai jauna, ją traktavo, kaip ji yra dar nemoki, ten, man atrodo, ar 2 ar 3 metai turi būti, kad tu tą paskolą galėtum galbūt iš esmės gauti. Bet man pavyko vienam bankui įrodyti, kad mano tai individuali veikla yra ta pati kaip ir mano įmonė, tą pačią veiklą, žinai, vykdo, tie patys net pavedimai buvo iš vienos įmonės daryti tokie dideli, tai aš tiesiog bandžiau įrodyti, kad čia, žinai, ten socialinių tinklų reklamos, tada ten metinės partnerystės, prekinių ženklų, kas irgi mane apsaugojo, nes metinės partnerystės yra tai, kad tu metus laiko va šitas pajamas gausi.
Tai nepaisant to, kiek tų pinigų yra iš tikrųjų tavo ten banko sąskaitai, santaupose, tu tiesiog turi įrodyti, kad tu esi moki, žinai. Tai va, o kiti bankai manim nepatikėjo ir aš paskolos, sako, ateik mergaitė, kai ten bus 2-3 metai, o tada buvo, sakau, metai laiko tai mano įmoniai. Tai va, tai buvo aišku tokių problemyčių ir žinai, ten aš atsimenu, moku už savo butą, didelė visai nuoma, tas butas yra mažiukas, vienai man okei, bet vis tiek tai tiesiog man būdavo gaila tų pinigų, kad moku paskolą, kai moku, žinai, buto nuomą, kai aš galiu mokėti paskolą ir gyventi, žinai, visai kitokiam ten bute, savo, turėti tą jausmą, kur tu grįžti. Tai va, bet, kažkaip planetos susidėliojo sėkmingai. Žinai. O, pavyzdžiui, pritartum tai minčiai, kad, pavyzdžiui, išnuomoti butą ar kažką parduoti viešam žmogui yra kur kas paprasčiau? Va dabar, nežinau, mes tik pradėjom, žinai, nuomoti, bet tikiu, kad jeigu gera kaina, geras butas, nežinau, mašina ar dar kažkas, tai žinoma, kad tu gali, žinai, vienu to skelbimu pasiekti labai didelę auditoriją vienu metu, tai gali būti ir kad pasisek, žinai. Dabar, nežinau, nuomoju butą, bet aš esu pasiėmusi brokerį, kad nereikėtų man fiziškai rodyti, butą, ne? Nes irgi ten neaišku, ar tikrai visi ateina išsinuomot, žinai, tai tas brokeris biškį apsaugo. Toksai, kad turbūt tikrai eina jau tada buto žiūrėti. O ne šiaip, kad nuotraukų pasidaryti iš Ievos One buto? Gal taip, žinai, tikrai nedarytų, ten nėra toks butas, kad ten darytų, kai bus kokie auksiniai paveikslai. Jo. Bet jo, tai padeda nuomoti, tai dar kol kas laisvas, nežinau, dabar, kai išeis laida, gal jau nebebus, žinai. Aš nežinau, ar mes praeitą kartą kalbėjom apie tuos materialinius norus, bet dar kartelį paklausiu, Ieva, turi kažkokių tų svajonių materialinių? Aš atsimenu, kad sakiau. Jo, ir aš atsimenu, kad atsakiau ir va dabar galvoju, kad gal ir blogai atsakiau. Ok. Jo, ir gerai, kad neišėjo. Ok, o kaip atsakyti tai aš dabar? Aš, žinai, sakyčiau, va dabar jokių materialių norų aš iš vis nebeturiu. Aš tiesiog norėčiau kuo daugiau pamatyti pasaulio, nes supratau, kad būtent per keliavimą yra labai įdomios naujos patirtis, susipažįstant su visokiais žmonėmis, kurie ten gyvena, žinai, džiunglėse, dar kažkur, ko mes šiaip toj mūsų lietuvėlėje tikrai nepamatysim. Tai aš savo palinkėčiau tiesiog daugiau tokių įdomių kelionių, kurios visiškai, žinai, pakelt antakius. Taip, bet tam reikia pinigų. Taip, bet čia, žinai, toksai nematerialus apčiuopiamas, kur ten, žinai, dar 5 butai, dar ten kokia jachta, tai tokių, žinai, jeigu dirbi, viską uždirbi, gali nusipirkti, bet ar dabar kažką reikia, tai, žinok. Okay. Vis tiek apie pinigus trumpam dar pakalbėkim, paimkim tą žiniasklaidos formuojamą nuomonę, ne? Praeitą kartą irgi kalbėjom, kad Ievas Van uždirba ten apie, nežinau, 3000 eurų kažkas tokio. Dar kartelį pakartok, jeigu gali atsakymą savo, kad dažnu atveju tie skaičiai, ką mes matom žiniasklaidoje, yra paimti iš konteksto, ar ne? Tai visada ir šiaip nežinau, kiek žmonių skaito pačius straipsnius, bet kai išeina, žinai, kažkokios laidos, būna suformuotos antraštės, po to straipsnis. Straipsnė dažniausiai būna vis tiek kažkokia istorija papasakota, bet straipsnio antraštė yra tam, kad žmonės tiesiog spaustų jį ir clickbait, tai vadinasi. Tai čia iš tikrųjų su ta suma tai buvo visiškai irgi clickbait, kur iš vieno interviu, kur LRT aš filmavausi, manęs uždavė klausimą, koks didžiausias mano honoraras buvo per mėnesį ir aš tada ten, žinai, sakau, o galiu gal pasakyti, kiek iš vis ne tai, kad honoraras, o apskritai uždirbus, bet dariau ten įvairius ir projektus, ir čia su stilistės paslaugom, tai tiesiog visko daug dariau ir čia buvo tokia suma, kad pati taip, wow, žinai.
Bet tada ten viskas sukrito, kur net iš praeitų mėnesių sukrito, kad tiesiog, žinai, toksai, kad nėra, kad taip kiekvieną mėnesį čia tokios sumos vaikšto. Ir aišku, iš to konteksto paėmė būtent tai, kad jie uždirba tiek, kiekvieną ten mėnesį, žinai, ir kaip influenceriai gerai gyvena. Tai aišku, taip ėjo ir praėjo ta žinutė. Buvo ten visko, po to ir ten pašaipų, po to mačiau, kad visokiose laidose dar ėmė, žinai, tą tokį clickbait toliau. Taip. Tai, žinai, all good, bet aišku, aš tai sakyčiau tiesiog žmonėm, bet ką tiem žmonėm, tai žinai, pamatai antraštį ir tiesiog aš net ir pati kartais ten, koks nors ten aktorius, nežinau, susižadėjo su tokia ir tokia. Aš neskaitau irgi kartais pačio straipsnį. O pasirodo ten irgi gal apie kažką kitą, kur ten prieš metus susižadėjo visgi. Aš tik dabar sužinojau, nes antraštė tokia. Tai visko ten būna, žinai, bet jo, žiniasklaida yra kartais negailestinga ir tiesiog bando parašyti kuo įmanoma labiau tokį aštresnį antraštę, kad visi, žinai, skaityto, daug kas ir neskaito. Ja. Ievu, dabar pakalbėkime apie amžių. Ta prasme, kad kai žmonėm, tarkim, būna 30 metų ir ateina pas mane į laidą, virš 30 vis laik paklausiu to paties klausimo. Ar jauti, kad, tarkim, tavo gyvenime kažkas pasikeitė? Ir aišku, tam gyvenime galbūt turiu omeny, kad tavo asmenybei. Ar jauti, pavyzdžiui, kad, tarkim, vis dažniau sakai ne darbam arba žmonėm, kurie neįdomus? Kokį pokytį matai, tarkim, per porą metų, per 5 kokius metus savyje? Oi, čia labai gerai paklausai, kad ne per porą metų, o per 5 metus. Tai žinoma, tavo net ir išvardinti, žinai, ir darbams ne kai kuriems, kurie tau, pavyzdžiui, nepakeliu, jauti, kad kažkoks ten ir stresas bus gal, ne tavo vertybės atitinka ir žmonėms ne, kurie lygiai taip pat, žinai, visai tau nepakeliui. Tai žinoma, kad tai su metais keičiasi ir duok Dieve, kad taip keistųsi, žinai, visiems, nes man atrodo, su metais ateina daugiau, žinai, suvokimo, savęs supratimo, pajautimo ir ko man asmeniškai labai nesinori, tai ištaškyti savo energijos, laiko žmonėms, kuriems iš tikrųjų jos nereikia. Ir yra labai, žinai, fainas toks posakis, man atrodo, aš net galbūt ir svarstu apie tatuiruotę. Žinai, nes pas mane visi užrašai. Dabar, jeigu gerai pasakysiu angliškai, bet if it costs your peace, it's too expensive. Kad man peace tai kaip čia ramybė tokia, žinai. Man ramybė dabar yra labai svarbus dalykas. Jeigu ji pas mane yra tokia tikra, tada man ir darbai sekasi ir aš kažkaip šviežia galva atsikeliu, žinai, į dieną. Aš ne-overthinkinu apie kažką. Nes šitas irgi dažnai pa žmonės būna, kad, žinai, tas tą pasakė, tas tai pažiūrėjo, ten tas atsitiko, čia tas darbas, toks overthinkingas. Žinai, vyksta, tai man ta ramybė yra antiek svarbu ir kūryboje, žinai, nes aš vis tiek darau, jeigu kas liečia socialinius tinklus, tokius tam tikrus dalykus, į tam tikras integracijas reikia irgi pažiūrėti kūrybiškai, o ne šiaip, kad ten, žinai, kažkaip nusifotkini, kažkaip įkeli ir tiesiog man patinka tą rezultatą kažkaip pasiekti ir kai klientai pasako, va, žinai, tai, man tas visas procesas. Tai ten irgi yra šiaip dalinai kūrybiškas darbas, tam tikrą prasme kartais, tekstų visoks rašymas, tai jeigu nėra ramybės, man nesigauna, žinok. Man ištaško kartais kai kurie žmonės. Yra net žmonės tokie, turi tikrai girdėjai ir gal net ir jauti ir gal net turi aplinkoj, sako, žinai, žmonės vampyrai, kurie išsunkia. Ir aš nesuprantu, atrodo, ką jie daro. Va, čia praeitą savaitę buvau su tokiu žmogum susitikus darbiniais reikalais ir mes taip pabuvom valandą. Ir aš tokia išsunkta. Atrodo, mes nieko, fiziškai nieko nedarėm.
tiesiog sėdėjom apie darbus, kalbėjom, bet jo ta energija, taip aš jaučiu kaip iš kempinį, aš kempinį ir ją taip gręžia, žinai. Taip. Tai man va šitas labai dalykas nepatinka ir va būtent, nu čia darbiniais reikalais, bet būtų nedarbiniais reikalais, aš žinau, jau su to žmogum nesusitikčiau. Jau mano tapys, jau viskas sugriauna. Tai aš tikrai jau senatvė, ne? Nu, bet aš nežinau. Nu, gali būti, kad senatvė, bet žinai, mes galim apsupti žmonėmis, kuriuose jaučiam tą gerą energiją, kurie mus papildo, gerai nuteikia. Mes galim turėti pasirinkimą. Tai ką mums būti tarptų, po kurių mes jaučiamės blogai. Ir sunkia. Kažkaip, žinai, nenorim nei darbų dirbti, nei ten toliau su kažkuo susitikti, nes yra krūva žmonių, kurie tikrai yra tokie faini, tu su jais pabūni ir dar labiau, žinai, atrodo, pasikeli savo tą energetiką tikrai. Klausyk, bet šiaip, pavyzdžiui, tu iš šono atrodai žmogus, kuriam labai reikia žmonių. A, ne? O kaip iš tikrųjų yra? Nes tu vis tiek spinduliuoji savęs labai daug Instagrame, tai galbūt po to kaip tik nori tiesiog ramiai praleisti vakarą, su niekuo nebendrauti, kaip yra iš tikrųjų daugiau. Oi, tai žinok, aš jau esu kažkada čia irgi interviu sakius vienam, šiaip pagal asmenybės testą, kurį aš esu pasidarius, tai aš esu intravertė, jeigu ką. Aišku, aš esu linksmuolė, man patinka su visais bendrauti, bet intravertai yra tada, kai jiems faina būti vieniem. Žinai, pusę laiko aš labai mėgstu būti viena. Daugelį atvejų, net ten aš ir keliaudama ar kažkur būdama, aš žinok, sėdžiu ir galvoju, aš va dabar su niekuo nenorėčiau būti. Va dabar vienai yra taip gera, nu nežinau, taip gera, bet aišku, kai aš pabūnu va taip viena, žinai, aš jau noriu draugų. Tai man smagu po to susitikti, bet yra toksai balansas, kad nesu visiškai užsidarius, visiškai viena, žinai, tokia, bet būna, kad tikrai, na, aš ten po darbų, pavyzdžiui, labai pavargus, aš nebūsiu ta, kuri ten per negaliu, eisiu, susitiksiu, jau ten, nu, žinai, per negaliu va tas ėjimas. Tai būna, kad tie, kurie jau mane artimiau pažįsta, jeigu aš jiems pasakau, davai susitinkam kitą dieną, nes aš tiesiog noriu pabūti viena, nu, pavargau. Va, gal žmonių buvo labai daug per visą dieną. Jie mane supranta. Tai net neįsižeidžia, žinai. Bet čia turbūt jau, kai tu supranti, kad, nu, va, tokie žmonės egzistuoja. Bet šiaip sakyčiau, aišku, aš tokia 50-50, žinai, ir taip mėgstu, ir taip, bet aš tikrai būnu daug laiko viena, nes aš taip susigražinu save. Pys. Ta pys. Iš tikrųjų, va dabar savaitgalį ketinu važiuoti penktadienį, sekmadienį į tokį namelį ant ežero kranto, su molė, savo viena šuniuku. Jo. Nesi tai bandžius, tai aš jau niekada. Geras. Nes aš esu kartais taip, nu kaip kartais labiau čia vasarą gal. Kai geras oras, tai aš taip galvoju, skaitysiu knygas, piešiu, žinai, ten kokį Netflixą žiūrėsiu. Nu nežinau, bet taip kažkaip įsivaizduoju ir, nu, šiuo momentu viena važiuoju. Žinai, bet, nu, jo, ta prasme nebijai. Gali irgi turėti pasirinkimą pasikviesti, žinai, draugę, kad ne viena būtum, kad plepėtum, ar viena. Tai dabar, man atrodo, fainai vienai. Okay. Tai, pavyzdžiui, penktadienio vakaras, tarkim, namie su pizza Netflixu, tau yra visiškai ok. Bet yra labai faina, nes dažnu atveju, žinai, pažiūrim tą Instagramą, kas ką veikia ir toks anxietis kyla, kad, ai, o kur aš? Nu, gal aš nesakyčiau, kad man taip jau labai labai kyla, bet kartais tikrai susimastai, kad, žinai, jau apliamas, tu čia viena sėdi, gal tau irgi reikėtų, žinai, pas draugus, bet po to galvoju, taigi rytoj susitiksi, arba ten, žinai, prieš tai buvai susitikus, ką tu čia dabar savo, nu, tu tiesiog dabar pailsėk, nes reikia pailsėti, žmonės, žinau, kad varo per negaliu, kad tik būtent, žinai, ne vieni, bet tada jie ir bėga nuo kažko. Man atrodo, kad mano tas sustojimas, nu, aš nebėgu, žinai. Tada. Man atrodo, kad tu per porą metų labai išmokai būti viena, žinok. Tu pajutai gal tokią laimę, netgi prasmę tokį, nežinau. Vat, gali būti, nes nutiko. Prieš tai, žinai, nu tikrai ilgus metus aš buvau ne viena, tai vienaip ar kitaip. Tai šitas, bet žinai, dar ir tada, kai
ir turėjau rimtus santykius vyrą, tai būdavo vis tiek, kad ten, žinai, aš einu pusę dienos ten į vonę skaityti, man vis tiek reikėdavo tokio pabėgimo vienai. Tik aišku, kad jo nebuvo jau tiek daug, kiek aš dabar savo galiu leisti, bet, nebūdavau ta, kuri ten, žinai, nuo ryto iki vakaro apsikabinu, žinai, ten tą antrą pusę, visur su juo varai, būna, turiu ten kelis pavyzdžius, kur tiesiog, tai kaip tie padukai taip susiklijavę vienas ir gražu žiūrėti, bet aš galvoju, kad gali būti, kad užknis vienas. Tai aišku, reikia palisėti vienas nuo kito. Reikia mokėti palisėti ir duoti ir tam erdvę. Net jeigu sako, kad man nereikia, vis tiek duoti, tada blemba pasilgsta, žinai. Taip. Tai aš tikiu, kad vis tiek tai yra toks svarbus dalykas, nebūti jau taip griežtai susiklijavus. Nesulipus. Nežinau, ar pamenė, bet praeitą kartą sakė, kad didžiausia pamoka, kurią pasiėmė iš pirmos santuokos, tai buvo atviras kalbėjimas. Paliktum tą atsakymą ar kažką dar pakeistum? Jo, tikrai paliktum manęs, kad kokį dalyką aš atsinešiau, tai kad kalbėti, žinai, kad kalbėti visada, kai yra gerai, kai yra blogai, dalintis viskuo, emocijom dalintis. Ir aš manau, kad dabar aš esu išmokus. Gal net pasakau per daug. Žinai, kas man nepatinka, žinok, pasakau. Bet o kaip tu taip išmokai? Tai neturi laiko tylėti. Žinai, gali tu ten tylėti, prisitaikyti, tylėti, nesakyti. Tai yra irgi pasirinkimas sakyti arba nesakyti. Žmogui gali tai nepatikti, bet tai gali irgi pajudinti, žinai, tokius kalnus. Tai arba tau ten su žmogum irgi bus pakeliui, arba nepakeliui, tas pats ir draugystėj su draugiam. Irgi, žinok, pasakau kartais, nes būna vis tiek tam tikrų temų, kuriuose gal aš ten nesijaučiu, pavyzdžiui, patogiai. Žinok, pasakysiu. Tam tikro. Nežinau, vaikai, neturiu vaikų. Net neįsivaizduoju, kaip ten tą pampersą keisti. Nes tiesiog neturiu ir, žinai, kai būna tema ten pusvalandį, valandą, 2 ir jau taip galvoju, visos jūs dar esate partoje dar moteris. Ir aš neturiu vaikų, gal ten, žinai, aplinkinės irgi neturi, davai apie kažką kitą pašnekam. Tai aš, žinok, pasakau. Gal gražiai aš tą formą pasakau, bet aš diplomatiškai, bet pasakau, nes tai, žinai, gali būti, kad mes pakeisim temą ir šnekėsim apie visai kitus dalykus, negu kad mano vakaras praeis apie, žinai, tam tikrą temą, kurie aš net neturiu ką pasakyti, neturiu net nuomonę savo. Ja. Tai aš dabar, žinok, sakau ir gerai sakau, ir kai blogai sakau, žmonės nori priima, nori nepriima. Aš pasakau. Žinok, man atrodo, kad tu nepameni, bet tu man parašai tokią labai efektingą vieną žinutę Instagramą. Tu parašai, kad ir kaip keistai beskambėtų, aš esu kur kas daugiau nei mano buvę vyrai. Ir žinai, galvoju, aš labai noriu tavęs paklausti, apie ką tu pati esi savo ir kaip norėtum, kad tave matytų kiti žmonės. Žinai, tas klausimas, kaip norėčiau, kad matytų, yra sudėtinga atsakyti, nes čia jau tada, ką tu turbūt kuri ir kuo tu daliniesi. Tikiu, kad mano paskutiniai metai, kiek čia, tai kas yra socialiniuose tinkluose, vis tiek galima suprasti, kad aš mėgstu gamtą, mėgstu meną, žinai, įvairias jo formas, mėgstu laisvę. Ir, biški tų visokių daikčiukų, bet, žinai, ne apie tai. Toksai, žinai, vis tiek ten biški išlenda ta fifulka, kaip aš sakau. Bet apie tokią turbūt laisvę apskritai būti savim, turėti savo nuomonę, žinai, kad ir kokie būtų patogi ar nepatogi. O su mano buvusiais vyrais aš tiesiog su visa pagarba jiems, bet pasakiau tik dėl to, kad, žinai, kai tu esi vieša ir tave su vienu ar kitu žmogum suparuoja, po to tau paima, tarkim, ir jo kažkokias savybės, kad tu esi kaip jis. Tiesiog būna taip porosegi, 2 verslininkai, žinai, 2 ten influenceriai, 2 ten dar kažkokie sportininkai ir tiesiog 2 tokie. Tai aš tai kažkaip, nežinau, save taip vertinu, kad tikrai
einu tokiu sąmoningų keliu, žinai, savęs pažinimo, gal aš jau ir esu iš vis atradus save, net nesu tikra dabar, jeigu paklaustum, gal ir sakyčiau taip, bet žinai, po 5 metų gal sakysiu jau kažkaip kitaip, bet tiesiog kokia dabar aš esu susiformavus, tai tokia, nežinau, rami. Tai ko su savim, man atrodo, kad tai esi dabar tokia, šiuo žinai, metu? mano ir jo, kažkaip tiesiog kažkaip nenorėtųsi, kad mane iš viso kokiais žmonėmis, kaip čia, net ne tai, kad sietų, bet kažkaip bandytų nupaišyti, žinai, kažkaip jaučiuosi, kad va tokia, kokia aš esu, taip nupiešta, tokiam paveikslėlį, tai aš čia va ir esu, o kiti žmonės viskas yra gerai, jie tiesiog stovi šalia, bet jie irgi tokie turi savo identitetą, Taip, žinai. individualų žmonės. Jo, tai va taip norėtus, nes dabar tai, žinai, kartais tikrai atrodo, tu čia su tuo buvai, tai tu esi va tokia ir anokia. Niekas nesigilina, ar tu tokia ir anokia. Niekas nesigilina gal ir apie tą žmogų. Tiesiog žino iš kažkur kažką ir va taip. Tai noris turėti, kad taip, žinai, kiekvienas žmogus turėtų savo identitetą ir... O kiti žmonės tiesiog pakeleivį, žinai, vieni ilgesni, kiti trumpesni mūsų gyvenime. Ir kaip aš manau... Nieko nėra, žinai, amžino. Būtent, galų gale vis tiek išeisim vieni patys iš šio pasaulio, kad ir kaip skambėtų čia filosofiškai. Tai... Jo, čia mes jau nuklydami. Tiesiog, žinok, atvirai kalbant, man atrodo, kad labai dažnai žmogų kalba jo darbai, tai jeigu žmonės nueitų į tavo Instagramą, daugiau pasektų, pažiūrėtų, tai pamatytų, kad daug ką per pastaruosius metus pasidarė tikrai, kad savo jėgom. Tai yra tavo puikiai augantis Instagramas, tai yra puikiai valdomas dabar kaip stilistės darbas, tavo nekilnojamo turto objektai, tavo, nežinau, kelionės gulų gale. Tai man atrodo, kad... Nežinau, aš tavęs jau senai nebegrupuoju nei su vienu tavo, nežinau, buvusiu, nežinau, vyru, kitais partneriais, tiesiog žiūriu tave kaip žmogų, bet galbūt dėl to, kad, sakau, kaip ir praeitą kartą vegyriau, kad tu atrodai labai vientisa. Tiek Instagrame, tiek realiame gyvenime tu esi tas pats žmogus. Tai iš tikrųjų aš tiek daug esu kartų nusivylusi. Ačiū, smagu. Man tikrai yra tai buvo, atsimenu, kad vieną moterį labai siekiau taip Instagrame, tokia labai faina pasirodė, atrodo bendraujantį su kitom moterim, o kažkaip realybė net nesugebėjo pasisveikinti, kai susitikom vieną vakarėlį. Tai nežinau, šiaip ir tavęs norėjau paklausti, tai kad apie influencinimą jau anksčiau kalbėjom. Jauti, pavyzdžiui, kažkokią konkurenciją iš kitų, tarkim, influencerių, susitikus renginį ir panašiai? Aš tai, žinok, ne, bet aš turbūt tiesiog tokia... Ką žinau. Žinai, aš turiu tam tikras, kaip čia pavadinti, draugės, pažįstamas, su kuriamis, jeigu aš susitinku renginiuose, vakarėliuose, tai aš su jomis, žinai, būnu, bendrauju ir visa kita. Kitos yra tokios, pavadinkim, pakeleivės, su kuriamis, žinai, ten pasisveikini dar ką, gal jos ten, žinai, mane apkalba, kažką pasako, bet, žinai, aš to neišgirstu, tai ta konkurencija kaip ir neegzistuoja, aš tiesiog darau savo darbus, aš tiesiog gyvenu, kaip aš suprantu, kaip aš matau savo gyvenimą ir tiesiog, žinok, nuvarau taip, tai nebent, žinai, kažkas, ten apkalba. Bet aš to, man ne tai, kad vienodai iki manęs tas nedaina, tiesiog aš kažkaip, nežinau, aš suprantu savo gyvenimą gyvenu tiesiog. Aš žinau, kad gal ne tai, kad konkurencija, bet kas liečia socialinius tinklus, tai, žinai, būna, kad viena ten sugalvoja kažkokį vieną, žinai, turinį, tada ten kita kažką panašaus ir taip toksai vientisumas, net ir mano sekamų, žinai, merginų profiliuose, kad maždaug taip, žinai, toks vientisumas, kažkas panašaus. Tai aš taip, žinai, priemu, tai jos taip daro, pavyzdžiui, aš taip perleidžiu per save, čia ne mano. Aš taip negaliu, čia ne mano, aš nedarysiu taip. Žinai, tai... Žmonės labai pastebi, kur yra autentiškas turinys, o kur, žinai, pakopijuotas kažkiek. Arba, žinai, gal ne tai, kad kopijuotas, bet būna vis tiek tam tikros tendencijos, tai viskas okei su jom. Tiesiog yra tam tikros tendencijos. Taip. Žinai, kaip rilsai, daryti taip ir taip. Tai tu nori, darai taip arba nedarai. Tai aš kažkaip nesijaučiu, kad man ten labai taip pakeliu. Aš darau savo, aš džiaugiuosi, kad mano turinys, žinai,
kažkam patinka, kažką motyvuoja galbūt, kažką nuteikia kažkaip irgi kitaip, bet aš taip iš socialinių tinklų supranti, aš šiaip ir neseku labai daug žmonių. Tai ką aš pastebėjau, kad yra labai daug tikrai įvairaus pobūdžio anketų, žmonių, brandų, paslaugų, kur kuria labai fainą, tokį draugišką turinį. Ir jis taip niekaip tavęs neveikia blogai, žinai. Net ir nepagalvoji ten apie daiktus, kurių tau net nereikia. Kažkaip nesusitapatini. Tai aš tikiu, kad kiekvienas žmogus turėtų, žinai, atsirinkti tuos profilius, su kuriais jis jaučiasi gerai, niekaip nedirgina ir iš to seka, kad nereikia nieko net po tą ir apkalbinėti. Labai sutinku. Na ir paskutinis dabar tikrai klausimas. Kadangi labai daug žmonių nori keisti save, savo gyvenimą, norėčiau kažkiek inspiracijos iš tavęs gauti, galbūt galėtum parekomenduoti kokią nors knygą. Jeigu pameni, kokią nors magę skaitytą, kuri iš tikrųjų paliko tau įspūdį. Tai gerai, tai aš parekomenduočiau tokias. Šiaip labai daug kur šitą miniu, bet vis tiek kažkodėl atsiranda žmonės, kad jų nėra perskaitę. Tai yra viena knyga, kuri toposi ir pardavimas iki šiol laikosi, tas Dievas, kuris keliauja inkognito. Taip. Labai gera knyga skaitei. Jo, labai patiko. Greit susivalgė. Jo, tokia istorija, bet labai tokia, aš atsimenu, man atrodo, žinok, aš po jos, tai 17 metais ir išėjau iš darbo samdomo, nes ji man taip suinspiravo, aš jau tada dariau savo ten tokias apyrankę, žinai, tokį versliuką pradėjau ir tas darbas, ir ta knyga, ir taip galvoju, blemba, ten sako daryti, ką nori. Pastumė labai. Jo, ir taip viskas susidėlioja. Tai vat aš atsimenu tą knygą, kad ji man buvo tam tikrų metų tinkamai vietai. Tai gal vat ir žmogui kažkokiam klausančiam irgi taip pat bus. Ir dar yra visai faina knyga, kurią aš va dabar baiginėjau ir skaitau antrą kartą. Labai faino rašytojo, tai Šventasis banglentininkas vadovas. To pamiršau. Čia tavo gyvenimo stilių jau. Jo, bet čia, žinok, labai, tai šita knyga irgi pas mane buvo gal, nežinau, prieš kokius 8 ar 10 metų. Ir aš ją kažkaip atsimenu, kad garbinau, man ji labai patiko ir dabar aš jau skaitau visai kitomis akimis. Ja. Labai gera knyga. Tokia super. Irgi, žinok, verčia susimastyti. Atvirai kalbant, jau labai seniai kažkieno prašiau rekomendacijų šiame podcast'e, tai labai ačiū, kad pasidalinai, nes inspiracijos mums labai trūksta, pripažink kažkaip ir tie... Žinoma, tikrai trūksta bet turim pasirinkimą, žinai, ar leisti savo turėti iš aplinkos inspiruojančių kažkokių dalykų, ar ne? Ne tik turėti, bet ir pasimti. Ir pasimti. Knygą parekomendavo Ieva, jau ar žiūrovai klausys, tai viskas priklauso nuo jų. Taip. Tai Ieva tikrai labai noriu padėkoti, iš tikrųjų antrą kartą, Gerne, kad tu suteiki man šansą. Ir aš manau, kad taip nutiko, taip turėjo būti ir būtent su tavimi. Nes gali būti, kad kitas žmogus nebūtų toks draugiškas buvęs ir nebūtų atvykęs, tai sakau, taip džiaugiuosi, kad būtent tu buvai tas žmogus. Ačiū, kad leidai pažinti tave ir net nebejoju, kad šis pokalbis tikrai bus labai klausomas, nes vien kiek gavau klausimų tau Instagram'o, tai parodė, kad esi labai, paklausų žmogus Instagram'e. Ačiū tau už pokalbį ir pakvietimą.